kiekvienas iš mūsų kasdien patiria mažesnį ar didesnį stresą. Stresą sukelia išgąstis, triukšmas, konfliktai šeimoje ar darbe, kasdieniai rūpesčiai, nuolatinė skuba ar netgi oras. Kaip suvaldyti stresą? Atsakymo ieškome pas psichologą. Jeigu žiema toks, tamsus periodas, daugiau to liūdesio, daugiau tokio buvimo namuose, užsisklendimo viduje savęs, tai yra kaip ir žmonės jie mažiau realizuoja save, mažiau išleidžia tą, ką jie tam kaupia. Todėl natūraliai pavasarį susikaupia. Tai geriausias būdas savo pagalbėti ir išleisti tai, kas susikaupia, išleisti emocijas. Vienaip nori išėti baimė, kitaip nori išėti liūdesys, trečiaip nori pyktis. Pavyzdžiui, liūdesys, jisai galbūt nori, kad žmogus paverktų, leistų savo paverkti. Didelė problema žmogui, kuris negali savo leisti paverkti. Ypač vyrus, tas liečia. Mūsų vyrus nereiškia. Bet tai nereiškia, kad jie nejaučia liūdesio, vienatvės, nuoskaudos ir taip toliau. Jie jaučia, bet jie neišleidžia. Ten pyktis galbūt nori kažkokio aktyvaus veiksmo. Pyktis nori, kad kažką padaužyčiau. Malkas paskaldyti labai puikus būdas išleisti emociją. Padaužyti, pasiboksuoti su kažkokia, tai tos kriaušės kaip yra boksas. Pagalvę galų gali ten padaužyti. Pasportuoti kažkaip tai aktyviai. Baimė labai gerai veikiama šaukimų garsiu. Kada žmogus reikia, labai gerai baimė išeina. Vienas iš tokių tradicinių metodų. Medikamentai gali būti kaip pagalbinė priemonė žmogui, kuriam sunku šiuo momentu, kuris nebeturi ten jėgų kažką tai daryti, ten jį užpuolė, jau prispaudė depresiją, ar kažkokie tokie sunkus išgyvenimai, tada be abejo reikia palengvinti savo gyvenimą. Tai yra panašiai kaip užėjus danties skausmą, be abejo reikia padėti savo, numalšinti tą skausmą, išgerti analgino tabletę ar kažką tai panašaus. Bet po to reikia nepamiršti vis tik taisyti.